Žiūrėkit, mafija. Dažų namai, rekomenduoju, man patinka. Visi geriausi dažai, kurias randu čia. Grįžom iš festivalio ir einam pažiūrėti, kaip sienos išdažytos. Tai ką, chebra, visą savaitę mūsų nebuvo. Kolega atvežiau penktadienį, pradėjo dažyti, parodysim. O mano žmona čia daro vėl kažką chimičiną, kažkokią darysim Kirtan Party, mantrų vakarėlį. Tai ką, čia dabar tik ištikimiem fanam, kurie nori sužinot, kas vyksta ir nepraleidė mūsų videokų, tai tik dėl jūsų aš papasakosiu, kas čia vyksta. Čia šiaip yra termasėlis, žiauriai rekomenduoju nuo uodų. Jungi, čia dujų balioną bet kokį nusipirki, įsideda tos kortelės. Ir aplinkui juodų nėra. Jo, jau visi dabar žino, aš jau daug metų naudoju, geras dalykas. Visą savaitę, kaip ir sakiau, mūsų nebuvo. Kolega irgi nebuvo, kuris dirba, bet nuo penktadienio jis jau darbuos. Tai jau sienos yra pirmas sluoksnis beveik išdažytas, lubos taip pat. Einam pažiūrėti. Tai va, prašom į svečius. Opa. Iškart šviesiau, ne? Biški nesu tikras, ar ne per šviesiai. Kiekvienai parduotuvėje skirtingas aparatas, skirtingai padarys tas patį spalvą pagal tą pačią kodą. Mes turime pirmą dažytą sluoksnį. Čia epoksidiniai dažai, nes čia virtuvė. Čia bus ta, kur taškos riebalai, čia kur vanduo taškosi. Ir dėl to čia ne gipsas, cemento pagrindu yra šita siena. Visur kitur gipsas, čia kur žydė. Visą šitą iš tikrųjų vientisai padariau čia visur. Va čia yra tas cemento pagrindas, visur kitur gipsas. Neskyrus tuliką. Tulikas mes nieko neliečiam. Čia mes girdim vaikai rėkia, todėl kad pas mus 60 žmonių atvažiuoja mantrų vakarą darom. Katalinė tik nugruntuota. Stengiamės, va čia kažkiek sakė grindis aptaškė, tai su vandenius plovė aptaškė gruntų, nes čia irgi bus epoksidinės grindis, kad nereaguotų. Nu, tokia graži mergaitė. Tu internetą atsidursi, žinai? Oi, kaip tau čia tinka. Negręžk dantim. Bandžiau 4-5 rūšis dažų. Tai šita firma. Kažkoks Beck & Jorgensen Danijoje gaminti dažai. Šitie yra lubom, labai matiniai. Šiek tiek įdėjau pigmento, 10% mažiau dėjau. Reiškiasi, kad šiaip būna visai balti, bet dėjau šiek tiek 9.0.1.0 kodas, tik 10% mažiau. Sienos tas pas kodas tik 20% mažiau, o čia plus 10%. Aš dabar galvoju, reikėjo 20% ir būtų viskas gerai. Nėra tokio kodo, kad biščių truputį daugiau, žinai. Dėl to aš tiesiog įrašai kompą ant tos mašinos, kur įdeda pigmentą. Įrašai, kad čia biški yra daugiau dažų, tai daugiau ir įdės to pigmento. Gal ir gerai, dabar kai saulė leidžiasi, aš jau matau tą atspalvį. Vaikščiosiu, žiūrėsiu, čia mąstysiu. Kai susidės grindys, tik tai tada dėsis antras sluoksnis, iki to laiko nuspręsiu kažką keisti. Su kodu gal paeksperimentuosim kažkokios sienos. Kolega dažė, pasirinkau sienom 6 jų. Tai yra absoliučiai faini dažai, kaip jie dažosi, absoliučiai nieko netyška, absoliučiai nesveikai gerai dengia. Bet kai filmuoji dabar kaip šviesu, nes būdavo kamera viskas... Bet man yra per baltą. Per baltą, po kol kas, bet dar reikia, žinai, vaikščio 4 dienas, 5 dienas. Dar man yra per matinę. Per matinę? Kas čia per vienas? Nu, pavyzdžiui, prabelti blizgą. Jo. Man gal gražiau. Pažiūrėk kameroje, kaip atrodo, va šita mergaitė kaip gražiai. Anksčiau būdavo visiškai tam. Jo, bet per baltą spalvą, žinau. Žodžiu, žmona sako per baltą, bet aš žinau, reikia dar pavaikščioti, pabūt, paklausyti, įsigyventi, nes labai mes pripratom, čia mėnesis buvo. Tokia spalva, va tokios sienos buvo, va tokios. Ir mes pripratom, va tokios sienos. Ir staiga jas pasidarė, va tokios, ane? Iš karto, belė koks kontrastas. Bet reikia pagyventi, skirtingus apšvietimus, pažiūrėti, pamastyti ir pagalvoti. Gal kažkokią pigmentą dadėsim likusius dažus, gal ne? Brangus, aš sumokėjau visam namui 300 eurų. Juose iki 10 kartų yra mažiau tų lakiųjų medžiagų, jie labai mažai chimkės yra. Dabar va šviežiai išdažyta. Vos jaučiu. Tai va toks subjektas, ką mes gerą nuveikėm. Gal dar įmesiu kažkokią iš mantrų vakaro biškį. Čiup. Porą kadrų. Ir viską, žinokit. Darė kaip savaitėmis šėlom, ten laksam, darėm neiki statybų. Dariau, aš nepaklausiu, ar normalu kartą per mėnesį pykti su žmona yra? O, labai sveika. Per mažai. Ar mažai? Taip atsakyk, kaip yra. Reikia vyram dažniau pasakyti, kas yra kas, ne? Jeigu tik kartą per mėnesį, tai jie gali visai išlepti. Reikia tiesiog daryti, ką žmona pasakė. Taip.